Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Mėly senjorai, brangus broliai ir seserys, šiandien vėl susirinkome į šventąją mišių auką pasimelsti už jus, kad Viešpats laimintų gavėnios laikotarpyje, suteiktų ištvermės, kantrybės, pakelti savo gyvenimo vargus, ligos kryžių, kad galėtume su Viešpačiu drąsiai eiti tikėjimo ir meilės keliu. Suprasdami, jog ne visuomet ėjome tuo keliu, kurį nurodo Kristus, nekartą buvome įžeidę Dievą, artimą, atsiprašykime, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Kristau, Kristau, Kristau pasigailėk. Viešpatie, Viešpatie, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie, Viešpatie, Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, liepi mums tvardyti kūną, kad išgytų sielą. Padėk mums išvengti nuodėmių ir visa širdimi vykdyti tavo tėvišką valią. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Pirmasis skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Danielius meldėsi: Viešpatie, didis ir nuogastį keliantis Dieve, tu saugai sandorą ir palankumą tiems, kurie tave myli ir laikosi tėvo įsakymų. Mes darėme nuodėmes ir neteisybės, paminėme ištikimybę ir kėlėme maištą. Mes pažeidinėjome tavo įsakymus ir potvarkius, neklausėme tavo tarnų, pranašų, kurie tavo vardu kalbėjo mūsų karaliams ir vyresniesiems, mūsų tėvams ir visiems šalies gyventojams. Viešpatie, tu teisus, bet šiandien tikra gėda mums, Judos žmonėms, Jeruzalės gyventojams ir visiems izraelitams, ar jie būtų arti ar toli visose šalyse, kuriosna esi juos išvaręs, nes jie sulaužė tau ištikimybę. Tikrai mums gėda, Viešpatie, gėda mūsų karaliams, didžiūnams ir protėviams dėl to, kad tau nusidėjome. Bet Viešpats mūsų Dievas yra gailestingas ir maloningas. Prieš jį mes kėlėme maištą, neklausėm Viešpatės savo Dievo balso, nevykdėme jo nurodymų, kurių jis mums davė per savo tarnus pranašus. Tai
Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Mums neminėk mūsų senolių kaltybių, skubiai gailestingai mūsų prikelti, nes mes tapome visiškai skurdžiais. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Mūsų gelbėtojau Dieve, padėk mums, garbė bus tavo vardui. Mūsų išvaduok, atleisk mūsų kaltybes, kad skambėtų šlovė tavo vardui. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Belaisvių raudos tave tepasiekia ir galinga ranka išgelbėk į pasmerktus mirtį. O mes tavo žmonės, tavo ganyklų avelės, tau amžiais dėkosim, kartu kartomis teiksim tau šlovę. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus bylojo, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jūs bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir sukaupuoti duos jums į glėbį. Kokiu saiku jūs seikite, tokiu jums bus atseikėta. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, šiandien Viešpats mums kalba nepaprastai prasmingus žodžius. Dabar mintyse pagalvokime apie tai, kad Jėzus yra prie mūsų
Ir jis pats šiandien šią valandą dabar sako, neteiskite, nesmerkite, atleiskite. Tai viešpaties meilės žodžiai. Kaip dažnai mes sutinkame žmonių, kurie kalba apie kitus žmonės, apie jų klaidas, apie jų blogus įpročius, netgi apie nuodėmes. Bet viešpats mums sako, neteiskite. Mes kalbam tikėjimo išpažinime, jog išganytojas ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Reiškia, dangaus tėvas pavedė šią misiją savo sūnui. Jisai ateis teisti pasaulio. Todėl labai svarbu, kad mūsų gyvenimo kasdienybėje pasitrauktų tos mintis, kuomet mes teisiame artimą, smerkiame, apkalbame, dar blogiau, kartais neteisingai. O tuomet jau yra šmeižtas. Ir šmeižtą reikia atšaukti, atitaisyti. Tai yra nelengva, bet būtina, kad mes būtume tiesiakalbiai žmonės. Ir mūsų užduotis yra pažvelgti į žmogų, į tą klystantį žmogų ir suprasti, kad Jėzus atėjo išgelbėti visų žmonių. Ir jis sako netgi, gydytojas reikalingas nesveikiesiems, bet ligoniams. Ir mes esame visi tam tikra prasme ligoniai. Mes sergame tai dvasinėmis, tai fizinėmis ligomis. Ir mums reikia to amžinojo meilės gydytojo, kuris mus pagydytų. Kad mus išlaisvintų iš blogų minčių, iš teisimo, smerkimo ir kartu sugebėtume atleisti. Kada mes susitinkame su anoniminiais alkoholikais, tai jų atsivertimas prasideda tada, kai jie akivaizdoje visų savo bendražygių pasako, aš esu alkoholikas. Ir nuo tos valandos prasideda jų pakilimas. Jau jie pradeda sveikti. Jie pirmiausiai pripažįsta savo, kad aš esu nusidėjėlis. Todėl labai svarbu, kad ir mes kiekvienas suprastume, jog mes turime visiems atleisti. Kartais susitinkame žmonių, kurie sako, na, jau tu netgi prie mano karsto nestovėsi. Reiškia, kokia užkietėjusi širdis. Mes turime atleisti. Yra teisėjas Kristus, o mes būkime pilni gerumo ir atlaidumo. Visiems, kurie mus įskaudina, kurie mus įžeidžia, atleiskim, dovanokim. Netgi melskimės už juos, kad būtume vieno dangaus tėvo vaikų šeima. Nes Jėzus ateina visus išgelbėti. Ir jis trokšta, kad mes vieni kitiem pagelbėtume šitoje kelionėje, ištiestume meilės ir gerumo ranką. Dangiškoji motina Marija, kuri ištikimai pildė dangaus tėvo valią, niekuomet nesmerkdama ir neteisdama, tegu pamoko mus, kad ir mes mokėtume mylėti, atleisti ir melstis už nusidėjėlius. Visuotinės maldos. Meilė Dievui sujungta su meilė žmogui, tai svarbiausias Dievo įsakymas. Tad prašykime Dievą tikrosios meilės visiems žmonėms, tardami, išklausyk mus Viešpatie. Dieve, padėk katalikų bažnyčiai atkakliai ir sėkmingai ginti kiekvieno žmogaus teisės. Išklausyk mus Viešpatie. Dieve,
duok, kad dėl šventojo tėvo balsas, raginantis gerbti religijos laisvę, visose valstybėse rastų deramą atgarsį. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, duok, kad bažnyčios atstovai, vyskupai ir kunigai visada užstotų skriaudžiamuosius bei persekiojamuosius. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, laimink visus, kurie darbuojasi, kad pasaulyje išnyktų badas ir skurdas. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, duok, kad visame pasaulyje žmonės nebūtų persekiojami dėl savo įsitikinimų ar skirtingos rasės. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, duok, kad niekada neniekintume bedalio, paklydusio žmogaus, vienišos motinos ar net nusikaltėlio, bet kad norėtume jiems visiems padėti. Išklausyk mus, Viešpatie. Laimink, Viešpatie, šventąjį tėvą Pranciškų, stiprink jo dvasios ir kūno jėgas. Išklausyk mus, Viešpatie. Laimink, Viešpatie, šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Išklausyk mus, Viešpatie. Laimink, Viešpatie, pasaulio galiūnus, valdovus, kurie sprendžia šiandieną svarbias problemas visame pasaulyje, suteikiams išminties dvasios. Išklausyk mus, Viešpatie. Stiprink, Viešpatie, ligonius, kenčiančius, nelaimingosius, benamius, pabėgėlius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Išklausyk mus, Viešpatie. Laimink, Viešpatie, visą Šiaulių vyskupiją, padėk mums kuo tobuliau vykdyti dangaus tėvo valią. Išklausyk mus, Viešpatie. Dieve, nesunku yra mylėti ligonį, alkaną ar nuskriaustąjį, bet meldžiame Tave, išmokys mus mylėti ir nusidėjėlius, ir savo priešus, nes Tu nori, kad Tavo meilė saulė šviestų visiems. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Tau, Dieve, visatos kūrėjai. Iš Tavo dosnumo turime duonos, kurio pavyzdys. Tai žemės ir žmogaus darbo vaisius, tas mums gyvybės duona. Garbė Tau, Dieve, visatos kūrėjai. Iš Tavo dosnumo turime vyno, kurio aukojame Tau. Žemės ir žmogaus darbo vaisius, taps mums dvasiniu gėrimu. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas, Tėvas, maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Priima Viešpats iš Tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Dieve, leidęs mums tarnauti prie dangiškų paslapčių altoriaus, maloningai priimk mūsų maldą ir padėk mums sutraukyti žemės vilionių pinkles. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su Tavimi. Aukštin širdis. Kelkime Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada Tau dėkoti. Šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu nori, kad mes nusidėjėliai Tau pagarbą reikštume atgailą. Įdant žemės gerybę saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius ir taptume Tavo dosnumo sekėjais. Todėl mes, drauge su nesuskaitoma angelų daugybė, Tau giedame garbę ir šlovę.
Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mylį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, ypatingai tuos senjorus, kurie jau iškeliavę iš šio pasaulio, jie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonė baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Esame vieno dangaus tėvo šeima, tad kreipkimės visi kartu į mylimai dangaus tėvą tardami: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę.
Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikė žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė jums, ramybė jums. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas saugo. Viešpats sako, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Kristaus kūnas. Kristaus kūnas. Kristaus kūnas. Amen. Amen.
Melskimės. Šventoji komunija Viešpatie, tegul naikina mūsų kaltybės ir daro mus dangaus džiaugsmo dalyviais. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Malda prašant pašaukimų. Jėzau, gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigiai bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkui savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių. Duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Dėkojame visiems už maldą, už giesmę ir kad Viešpats toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje ir kad mes sugebėtume kantriai nešti savo gyvenimo kryžių, neteisdami, nesmergdami, bet mylėdami suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Garbė Viešpatės vardui. Te padeda mums Viešpats. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpatės malonė. Dėkojame Dievui.
ašaros man